Laidą Lietuva jūrinė valstybė pristato Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Labadiena, esame vienoje gražiausių Lietuvos miestų, čia Neringa, Nida. Ir apie tai jums pasakosime labai daug, tačiau tai bus antroje laidos dalyje. O pirmoje laidos dalyje mokslinė konferencija. 90 metų, kai Klaipėdos uostas atiduotas Lietuvai. Kas čia per konferencija? Čia konferencija labai rimta, mokslinė, ji įdomi tiesiog. Aš buvau toje konferencijoje labai... Aš nemačiau tavęs. Aš ketvirtadienį buvau konferencijoje, bet ten kažkaip... Giedrė, konferencija vyko penktadienį. Nieko nėra. Šioje laidoje dar matysite. A, ne? Tai yra pirmas tokio pobūdžio renginys nepriklausomai Lietuvoje. Iš tikrųjų verta rimto didelio tyrinėjimo ir smagu, kad konferencija pradėjo tą svarbų reikalingą darbą. Jūs kapitonas? Taip, aš būsiu šito laivo kapitonas. Pitonė, aš laivo. O. Duokit gyvent taip, kaip duodam gyvent kormoranam. Henrikai, pareinu. Oi, oi. Į pirmąsyk uostamiestyje surengtą istorijos forumą lietuviškajam Klaipėdos uostui 90 keliausime jau po minutės. Tačiau ar atsakytumėte į klausimą, kokį dabar uostą turime? Ar žinote, kad vien jo krantinių ilgis bemaž 27 kilometrai, kad į uoste esančiais geležinkelio bėgiais galima nuriedėti 80 kilometrų? Uostas ne tik krovos ir transporto centras. Logistika čia generuoja darbo vietas, o bendra kultūrinė prasme tai renginių bei kūrybos idėjų šaltinis. Taip yra šiandien, o prieš 90 metų. Prieš 90 metų, 1923 birželio 27-ąją, Klaipėdos jūrų uostas oficialiai atiteko Lietuvai. Žinoma, forume konferencijoje istorikai prisiminė ir priešistorę. 1919-aisiais uostas pagal Versalio sutartį atiteko Antantės blokui, o Lietuvai prisijungus Klaipėdos kraštą čia ėmė tvarkytis lietuviai. Ar atsimenate ką tik minėtą skaičių? Krantinių ilgis dabar 27 kilometrai. Tai štai tuomet apie 1925-uosius uosto valdytojams buvo rekomenduota tų krantinių ilgį padidinti iki 1,5 kilometro. Tokių istorikų pateiktų faktų forume buvo ne vienas ir jūs dar apie juos išgirsite. Labai įdomus forumas ir įdomi diena. 90 metų lietuviškam uostui. Turbūt verta paminėti, kad iš tikro yra labai smagu, kad tai susiejama, kad apie tai kalbama. Ir tai, ką mes matome istoriniuose dokumentuose, tai Susisiekimo ministerija jau nuo pat uosto prijungimo, atidavimo Lietuvai investavo lėšas ir uostas iš ties buvo naudingas ir, sakykime, ir labai svarbus visai Lietuvos ekonomikai. Lygiai taip pat, aišku, yra ir šiuose dienose investicijos dar didėja, bet vis tiek suprasdami tai, kad uostas ne tik sujungia visas modas, visus, sakykime, transporto srautus, geležinkelius, kelius, bet iš tiesų ir duoda didelę ekonominę naudą Lietuvos biudžetui. Norėčiau pasakyti, kad žvelgiant šios dienos forumo formatų visų, tai turbūt turim vertinti ir turim prisiminti, kas nepamena praeities, pas tą turbūt nėra ir ateities. Turbūt jūs nustebintų istorikos surastas faktas, kad Nemuno upių laivininkystei kažkada buvo priskirtas net Kaliningrado uostas. Šioje konferencijoje istorikas Romualdas Adomavičius, vyresnysis, taip pat nustebino įdomių pranešimų. Jis surado dokumentą, iš kurio aiškėja, kad buvo bandymų Klaipėdos uostą prijungti prie Latvijos jūrų laivininkystės. Kasgi po to sakys, kad istorikams nebėra ko ieškoti. Čia gal nuo praėjusių metų rudens tokios idėja buvo iškelta, kad žinojom, 23 metai yra Klaipėdos krašto perėjimo į Lietuvos valdžią metai ir
mūsų kaip Lietuvos ir muziejaus kaip ir pareiga yra kažkaip tą įvykį paminėti. Ir to labiau, kad ir uostas kartu perėjo ir marinistiniai dalykai, jūrinės kultūros dalykai irgi čia greta eina. Ir mes galim sakyti, atliekam pareigą ir visuomeniai, ir ta mūsų paroda, kur yra stovi prie dabar. Taip, mes jau pafilmavom, taip. Tai irgi stovės žmonės galės susipažinti ir ne tik, kad uostininkai, valdžios atstovai, bet ir kiekvienas klaipėdietis svečias susipažinti su uostų istorija. Dabar pasakykit, ar sunku yra kapstytis, ieškoti tos medžiagos autentiškos? Atrodo, nedidelis laiko tarpas, 90 metų, bet... Nu, iš tikrųjų, tai yra gan įdomu, vien dėl to, kad, aišku, čia Klaipėdoj visi turėtume gal daugiau dokumentų, jeigu ne tie visokie politiniai pokyčiai, karai, tai daug kas yra išgabenta iš čia. Daug ką mes randame Vilniuje archyvuose. Medžiagos yra ir mano tėvo įdirbis muziejui ir tikrai net kartais įdomu kažką papildomai rasti ir aišku, reikia turėti kažkokį supratimą apie vokiečių kalbą. Dabar pasakykit, kodėl pirmą kartą per tiek metų vis tik tai ryžtasi tokią visiems reikalingą konferenciją surengti? Nu gal vis dėlto tie jubiliejiniai metai, jie kažkaip atkreipia dėmesį ir jeigu mes kažkokio jubiliejo apvalų minime jau ir liktai tada atkreipiame, tik tada mes pamastome, o kas iš tikrųjų buvo, kada, kodėl mes atrodo svarbus faktai, bet jie kažkaip yra nutylimi ir tos asmenybės, apie kurias kalbėjome, mes gal žinome iš plačiosios politikos arenos, o jų vaidmuo Klaipėdos uoste, kaip ir minėjau, Galvanauskas, Jonas Žilius, Antanas Smetona, irgi žmonės, kurie tuo metu darė, ką reikėjo, kad tas uostas būtų lietuviškas. Dabartiniai Klaipėdos jūrų uosto vadovai, dirbdami viso pasaulio jūrinėse valstybėse žinomoje įmonėje, visuomet jos vardą sieja su Lietuvos vardu ir žinoma su garbinga istorija. Be jokios abejonės, tai yra pirmas tokio pobūdžio renginys nepriklausomai Lietuvoje. Ir uosto istorija arba bet kuri istorija visų pirma yra labai svarbi, ta prasme, kad mes galime įvertinę praeitį, daryti išvadas ir gerus darbus į ateitį. Tai yra labai svarbu. Labai svarbu žinoti, kaip tas uostas atsirado, kaip jis vystėsi. Labai svarbus faktas, kad Klaipėdos uostas buvo grąžintas Lietuvai. Tai aš įsivaizduoju, kas būtų, jeigu prieš 90 metų to nebūtų atsitikę, tai čia būtų visai kita valstybė. Mano giliu įsitikinimu, kad Lietuva turi didžiausią turtą, tai yra savo žmonės, ką aš mėgstu kartot, tai mūsų genofondas, tai miškai, ežerai, žemės turtingos ir derlingos ir be jokios abejonės jūra. Tai jei šio komponento mes neturėtumėm, aš manau, Lietuva netektų labai didelio ir svarbaus turto. Nes šiandieną Klaipėdos uostas, Klaipėdos miestas yra vienas iš svarbiausių Lietuvos transporto ir tranzito mazgų. Šio vieneto dėka Lietuvoje didelė dalis įmonių turi galimybę konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Mes sakome labai gražiai, tai yra mūsų vartai į Europą, į pasaulį, bet eilė įmonių, kurios įsikūrė Lietuvoje, kurios dirba Lietuvoje ir kurios kūrėsi Lietuvoje, jos įvertina būtent tą faktorių, kad Lietuva turi prieigą prie jūros. Kada mes žiūrim senuosius archyvinius kadrus, nuotraukas senas, mes matom ten ne vieną laivą, jau tada buvo konkurencija. Šiandien ta konkurencija yra 100 kartų didesnė ir va čia aš žinau, kad jūs čia į vieną parodą važiuojate, kitą tarptautinę parodą. Kaip jūs pristatote tą Klaipėdos uostą, kuo mes galim pasirodyti geresni už kitus, kad mus renkasi partneriai? Visų pirma, partneriai mato, kaip mes elgiamės.
Pavyzdžiui, 2003 metais buvo gili žiema Baltijos jūroje ir Suomijos įlanka, šiaurinė Baltijos jūros dalis, ji visa užledijo. Įstrigo laivai, gelbėjo ledlaužiai juos. Čia mums jau gamtos duota, kad mūsų toks uostas. Kažkiek dievulis mums padeda. Tai noriu pasakyti, kad viena iš uosto kompanijų, konteinerių terminalas, tuo metu pasiūlė savo paslaugas priimti tuos konteinerinius srautus, kurie nepateko gavėjams. Ir nuo to laiko mes įrodėme, kad mes galim būti gerais partneriais ir tapti svarbiausių konteinerinių uostų Baltijos jūroje. Ši tendencija yra išlaikyta iki šios dienos. Šiandieną į Klaipėdos uostą ateina antra pagal dydį pasaulyje konteinerinė kompanija. Mes tikimės dar šių metų pabaigoje realizuoti šitą projektą. Tai partneriai jaučia mūsų pareigingumą, žino mūsų žmonių kompetenciją, mato, kad duoti pažadai vystyti infrastruktūrą, tai yra krantines, akvatorijos. Galite įvardinti tą kompaniją? Taip, tai yra MSC kompanija, Mediterranean Shipping Company. Tai yra kompanija, kuri turinti dukterinę įmonę Terminal Investment Limited įsigijo Klaipėdos Meltės teritoriją. Ir šioje teritorijoje bus, kas labai mums smagu kaip uosto direkcijai, įkurtas taip vadinamas konteinerių paskirstymo centras. Bet tai vėl reikia didžiulių pinigų, vėl reikia investicijų. Tai yra labai dideli pinigai. Labai dideli pinigai. Jeigu taip sudėti bendras investicijas uosto naudotojų ir uosto direkcijos, aš manau, bus netoli $500 milijardo su visa įranga ir su visais kitais elementais, išgilinimais prie krantinių ir pačių krantinių pastatų. Ir naujos darbo vietos. Vakar kaip tik lankantis su šiuometiniu susisiekimo viceministru Vladislavu Kondratovičium, mes išgirdom skaičių. Tai pasirodo bus sukurta papildomai apie 300 darbo vietų. Ir aplamai Lietuva ir Klaipėdos miestas ypatingai gali pasididžiuoti tuom, kad visų pirma, Klaipėdos uostas net ir krizės metu, didžiosios krizės metu, pirmaisiais ir kitais sekančiais metais, nenustojo dirbti taip pat efektingai, kaip dirbo. Tai yra iš tikrųjų vėlgi labai rimtas rodiklis valstybei, vertinant uosto reikšmę. Jeigu mes matėme eiliai didžioji daugumoje sektorių kritimą, tai Klaipėdos uostas išsilaikė. Išsilaikė savo pozicijas ir žmonės, žmonių atlyginimai, kurie yra Klaipėdos mieste, dėka uosto, yra vieni didžiausių mūsų valstybėje. Mokslinė konferencija tęsiasi, tačiau mes norime sugrįžti į pačią pradžią, kuomet pradėdamas ją Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas pabrėžė būtinybę 3 didžiulėms institucijoms kalbėti unisonu. Tos institucijos tai miestas, uostas, valstybė. Mūsų žiūrovas nesupras, jeigu nepaaiškinsim, kokie čia garsai dabar sklinda. Na, leisčiau sau pajuokauti, kad tai plaka, džiazo ritmų plaka net ir uosto širdis Klaipėdoje. O garsas prie jūros šiuo atveju, jisai tikras džiazinis garsas. Dabar keletą žodžių apie jūsų ir istorikų draugystę. Vis tik gerai, kad jin prasidėjo, aš manau. Na, aš tik leisiu taip savaizdžiai galbūt pasakyti, kad 90 metų pakako Lietuvai suprasti Klaipėdos uosto svarbą ir reikšmę. Ir iš tiesų keistoka truputėlį, kad tik 90 metų praėjus pirmą kartą organizuojama tokia mokslinė konferencija, kalbant apie Klaipėdą kaip Lietuvos uostą, kaip Lietuvos jūrinės vartus ir jūrinę širdį. Ir tokiais įvairiais skerspjūviais ir istorinių, ir ne tik ekonominių, ir tokių kultūrinių, tai aš manau, Klaipėda ir uostas tikrai verti to, kad būtų apie tai kalbama. Ir aš labai tikiuosi, kad šitą konferenciją, ypatingai kaip pirmoji, todėl ją galima drąsiai vadinti kaip ir istorinę, jie atskleis, ko gero, dar tokių negirdėtų, nematytų puslapių, nes istorikai visada randa ir geba rasti ir nebejoju, kad ir Klaipėdos... Ten, kur atrodo nieko nėra, vis tiek sugeba rasti kažką. Taip, šiuo atveju istorikai yra turbūt genialūs, kaip čia pasakyti, tie atradėjai, kurie suranda lygioje vietoje kartais tokius sensacingus faktus arba naujienas, kurių niekas nesitikėjo. Tai aš tikiuosi, kad Klaipėdos uosto istorija, jo labiau atverčiant pirmąjį jos puslapį tokiam moksliniam lygmenyje, iš tikrųjų verta rimto didelio tyrinėjimo ir smagu, kad konferencija pradėjo tą svarbų reikalingą darbą.
Šiandien visai nemoksliniu stiliumi bandėme jums papasakoti apie mokslinę konferenciją skirtą 90-mečiui, kai Klaipėdos uostą perėmė Lietuva. Tačiau pabaigos mintį mums inspiravo istoriko Romualdo Adomavičiaus jaunesniojo mokslinis darbas. Jame teigiama, jog vis dar vyksta diskusijos, ar tarpukario Lietuva buvo jūrinė valstybė ar tik valstybė prie jūros. Tikime, jog ateities istorikams, tiems, kurie taip pat rašys Klaipėdos uosto istoriją, tokių abejonių jau nebekils. Esame jūrinė valstybė ir turime visame pasaulyje žinomą Klaipėdos uostą.